batons į trasą šiandien eis. Taigi sveiki, žvejai, žvejas ir žvejukai. Šiandien esame tokiam Dievo užmirštam užkampį. Ne, jeigu rimčiau, tai esame gamtos, apsupty, ramumoj, čiulbo paukšteliai. Nusibeldžiu čia per pelkės, visokias važiavau. Iš tikrųjų ieškojau vietos prie nedidelio upelio šešuvės ir pabandysim kažką čia pagauti. Šapalą esu pagavęs, bandysim galbūt vėl į šapalą orientuotis, gal ir žiobrį pagausim. Tai va šapalui batonas, jauko dar turim susimaišę. Na ir kažką bandysim, aš nežinau, gal pasiėmiau ir ant ko atsisėst, viską susidėjau, bet galvoju gal padaryti tokią susiruošiu meškerikę dugninę, šį kartą dugninę. Kažkada šapalus čia gaudžiau su plūdinė, tai pasidarysim kažkokią sistemėlę, ilgą pavadį ir bandysiu, gal pasimsiu kibirą, jauką, greipštuką ir gal pabandysim čia pavaikščioti tiesiog gal. Nu, žodžiu, kažką sumastysim, žodžiu. Manau, kai šiandien žiūrit, yra Velykų diena, nežinau kelinta, kada čia pavyks įdėti video, tai visus pradžiai sveikinu su šventom Velykom, kietų kiaušinių vyrai, na, o moterim skanių kiaušinių. Ir ką, bandom kažką makaluot, nešamės prie vandens ir bandysim kažką sugauti. Laikas, subscribas ir pakomentuokit ką nors. Truputį apie graipštą papliurpsiu, kaip sakant. Naudoju Arėją 5.1 kolmiko. Tai kas buvot parodoj, čiupinėjot, lyginot svorį, tai labai lengvas. Pavyzdžiui, jeigu kas paėmė 3 metrų ten su centais ir šitą 4, tai šitas lengvesnis buvo negu 3. Nes šitas yra tikrai aukštos kokybės padarytas kolmiko, išlengvintas ir sutvirtintas, tokias gijas turi. Na, o šiandien, aišku, tokio ilgo nenaudosim. Kas patogu, vat norėjau pliusą pasakyti, kad išsimoviai, galiu naudoti 2 dalis. Išsimoviai norint vieną dalį, aš kai varau spiningaujant nuo kranto, nereikia labai ilgo. Aš šiandien 2 dalių panaudosim, jeigu kokį šapalą traukti, ką. Na, o 3 dalį įmeti mašiną ir visi. Tai vat, kas ieškot naujam sezonui graipšto, tikrai ir lengvo graipšto, paminėsiu dar kartą. Tai www.luckitackle.eu. Prašom pasižvalgyti. Be to, turiu nuolaidos kodą iš Lucky Tackle. Pirkdami panaudokite Edvardas 10 ir gausite nuolaidą. Nu, šiandien dar bus toks eksperimentas šioks toks. Ne su jaukais, ne su kažkokiais masalais, bet su kotu. Yra kolmiko Mirage 31 serija. Tai Stillwateriai. Tai vien pavadinimas sako, kad tai yra stovinčiam vandeniui skirtas kotas, bet aš noriu pažiūrėti, kaip jisai veiks ir kaip dirbs upėje. Nu, tokioj, vat, pamatysit, nedidelė kaip šešuvė. Čia turiu 3,30 iki 50 gramų. Dar turiu 3,60 iki 70 gramų. Tai va, 3,30, manau, čia bus pats optimaliausias. Gal dar ir 3 net reikėtų, bet... Na, turiu 3,30, tai sueisi tas. Ir pažiūrėsim, kaip jisai upėj dirba, kaip žuvė atidirba. Jeigu pagausim, aš manau pagausim po velniais tą žuvį. Tai va, toks va, eksperimentukas, pažiūrėsim. Toliau ant pagrindinio valo užsirišau atkarpėlę fluorokarbono 0,3 ir ant jo padarysim tokią kaip paternosterio sistemėlę. Padarysiu čia kilputę, apačioj bus švinukas ir aukščiau pavadėlis, kad pavadėlis ne visai ant žemės būtų, bet
planiruotų truputį aukščiau ir kad viliotų tą šapalą arba, na, žodžiu, kažką viliotų. Dėsim tokį kabliuką. Pradėsiu nuo didelio. Tai Kaizo feederį 14 dydžio 0,12 pavadėlis. Ilgis, nu, nežinau, čia koks metras gal. Ir paskui matysim. Nu, vis tiek tikiuos šapalo didesnio, žiobro didesnio, gal ir kokią kuoją didesnę. Nu, kaip sakant, nepasimažinsim. Upė maža, bet kablys didelis. Gerai, toliau eigoj matysiu, gal turiu su avižėlėm, nu, gal kokią avižėlę pabandysim, gal sumažinti kabliuką, visiškai pabandysim, matiliuko primauti ant mažo kabliuko. Viskas eigoj, kol kas, didelis kablys, didelis masalas ir bandysim didelį žuvies. O paskui kaip duos aukščiausiosios jėgos. Kai įmeti, tas labai drėgnas jaukas, jisai taip tokį dulkę meta. Aš galvoju, kad gal prikvies kokį žuvį. Kaip jūs galvojate? Aišku, jeigu aš čia riekausiu, tai čia 2 km spindulių žuvies nebus. Pirmas masalas bulka. Man tokius rovikės, kotelis, labai idealiai stovi, nei perlenkia nieko. Aš galvoju, kad tie stilvoteriai, tai tikrai, manau, tokius upelis, su jais, kaip sako. Matysim, kaip su žuvim dorosis, bet irgi čia. Viskas bus gerai. 3,60 jau esu išbandęs. Tikrai jau smagiai dirba. Girdit, koksai vėjas ten. Tai realiai nebūtų čia va to skardžio, neštų čia konkrečiai mano slėdį. Būtų žiauru. Ir gerai laikus to būtų. Bulką naudoju toste. Kažkaip taip išėjo. Girdėjau, kad ten iš Norfos, iš kitur geresnis. Visai šiandien, visai neblogai laikus.
turim. Gražus pavasarinis rampalas. Fantastika. Fantastika. Vat ir Velykos. Velykinį margutį turim. Ne iš didžiųjų, bet jėgos turi upinis normaliai. Nu ką, jau pirmas žuvis yra. Ir trečiu metimu. Pirmu metimu turėjau kibimą, bet nepakirtau. Antru irgi lyg buvo prisilietimas, bet nunešė bulką. Nu ir trečiu jau turėjau. Ką, metam, žiūrim toliau. Turėtų būti daugiau jau. Žodžiu, nėra ko ilgai laukti, nes bulka gali ir nukristi greitai. Pabandom kitą masalą? Ar bandom dar tą? Nu, bandom tą bulką. Ištraukiam dar vieną. Bulkos paskui padarysim eksperimentuoti. Didelis žuvis. Nukrita gabaliukas mačiau. Bandom kažką tokio. Kukurūzai su dzikai. Dar truputį užjaukinau. Ant batonų kol kas tylu, bandom kukurūzą. Ant kukurūzo nieko, tai dabar mėšliniu primojau. Iš per anksti užkirtau.
Taip. Gal tą patį pamėginti. Jaučiu per greit kirtau. Žodžiu, jau paėjom per kelias vietas. Nu kaip čia? Visai viena šalia kitos tos vietos, tai po truputį taip judom. Ir dabar užsimečiau. Ir laukiam ir sakau, atvaryk žmonai mašiną. Ir pradėjau eit, žiūriu, galūnė. Kertau ir špygą taupot. Tai ką bandom, reiškės yra. Tai kai pirmais iš trečio karto užkibo, tai dabar dėsim naują batoną. Ir dabar turėtume pagauti dar vieną velykinį šapalą. Eik tu, nuėjai. Jutau tink toks. Bet geras buvo čia. Dabar neaišku tas simsa, ne? Nu gal kablio negavo, gal tiesiog išsprūda bulka. Bet kai lenkia, ne? Konkrečiai meškinti į baranką. Nu čia susidūrėm su rimtu priešininku. Antrą kartą nepaėjo. Ką? Antrą kartą jau nepaėjo. Nu. Bet jau toks gražus kibims jau ir netgi pajaučiau, kad eik tu savo. Smagė. O galvoju, teik čia. Sako vaikinė, ne tau čia mėlynas dangus. Bet pirmą būn toksai matos per galūnę, taip tuk. Jo, viskas, matyt, kažkaip jau tuktelė ir arba apsižiūrė tuo momentu. Nežinau, ką jis ten daro, paskui taip. Vis įdomiau. Veiktų, načiu, ta prasme. Tik nieko nesakykit. Aš tą šapalą pats pagausiu. Nu čia pasirodo turim rimtą konkurentą, priešininką. Toks jausmas, kad nežinau kaip nupizdinti bulką. Kaip mano nervas banda. Pasirodo besas labai protingas.
Žliaug per nervas jau man. Patempė į dingą. Dugne, aišku, bulkas yra, nėra. Bet aš jaučiu, kad nėra. Jaučiu galba. Yra ta bulka. Arba vis toks atsargus jo virkut. Ar baisu? Žodžiu, to šapalo taip ir nepagavau. Žodžiu. Viskas, draugai. Baigiu šiandien savo žvejybą. Kaip matė, turėjau paskutinį kibimą ir kurio nerealizavau. Vėl nežinau, ten iš tikrųjų gal net ne šapalas kibo. Gal ir šapalas. Kas čia žino, žodžiu. Nu, nesvarbu. Pramazinom, nepakirtau. Ir kaip ir. Tai va rezumė šiandien. Vienas šapalas, vienas pabėgo. Kaip sakant, nepakirtau normaliai. Ir dabar dar nepakirtau. Tiesa, dėl meškerės. Sakiau pradžioj, kad eksperimentas, bandymas, kuo to, kaip sakant, nedideliai srovėjai, tai nežinau, ledas tiesiog. Aš manau, tiek šitas, tiek 360 šito Mirage Stillwaterio, tai tokiem žiobriam, tai tikrai, manau, pasaka kotas. Ypač va tokiuose upeliuose, kaip Šešuvė, Jūra, Akmena, kas dar Tenenys, ten Mūša. Nu, tokiuose upėse, tai manau, pasaka, bet nežinau, kaip rimtesniai sroviai. Nežinau, reikia dar bandyti, tai ateity, manau, tikrai išbandysim, o tokiuose, tai varai ir gaudai. Dar priminsiu, tai visus įrankius, kuriuos naudoju, tai galite rasti šitoj va nuorodoj. Ir nepamirštam apsipirkant, panaudoti mano Edvardas 10 nuolaidą, nuolaidos kodą, kad gauti nuolaidą. Tai gerų apsipirkimų, gerų žvejybų, didelių šapalų, dar kartą su šventom Velykom ir susimatysim sekančiam video. Ate. Nieks nenukritęs.